Sveiki visi chebryte, visi kas žiūrite mane, kas turite prūdus, kas auginate žuvytės prūdę. Padarysiu jums šiandieną apžvalgą savo prūdo, savo kanalų. Turiu čia kanalus tokius, auginu upėtakius tas kanaluose. Nu ir žiūrėkit, va, mano telkinys. Toksai nedidelis čia, nežinau kiek čia, gal pusantro arą, gal 2 arai kokie. 22 metrai buvo, ant 15 kažkur toks va. Čia kai anu iškasė, tai čia man padarė karjerą tokie, stačiais krantais, čia specialistai kasė tokie. Tai buvo gylis 3 metrai 20. Tai va praėjo kokie 10 metų, viskas sučiuožė, beliko čia porą metrų gylis. Visi krantai čiuožė po biškį. Tai va šiemet padarėm tokį krantą vienai pusėj. Sukalėm metalinius tokius ketvirtainiškus vamzdžius. Čia aplinkui apdėjom plonesnius tokius va, privyrinom viską. Dėjom tinklelį, tokį va, į vidų, pridėjom akmenų ir ant viršaus užpylėm tokius smulkesnius jau trupintus akmenis, dar biškį va sukrita čia. Tai va, reikės dapilti kitą metą, dar biškį tų akmeniukų, nes buvo čia vanda išsiliejęs, tai vėl pradėta žemė matyt biškį važiuoti, tai tarp to akmenų gal suvažiavo kažkiek ir va, čia vienais metais prieš kokius 3 metus buvau pasiėmęs tokią didelę pompą vandens drenažinę, tai 3 paras čia vaikščiau po tą prūdą, siurbiau tą dugną visą. Taip pavyko čia per vidurį maždaug pagilinti, gal kokį 40-50 cm, siurbiam ten į laukus. Visi laukai buvo pilni moliaus čia. Čia toks kaip molis dugne buvo biškį su dumblu, o tokį. Tam prūdų jau yra kokį 15 metų turbūt. Biškį šiemet aptvarkiam krantus. Čia reiks kitą metą dar anų krantą tvarkyti. Nes va, visas žolės auga ant krantą, apačia plojo ir nučiuožė visas žolės į vandenį. Va, dabar krants koks. Čia visas tos žolės buvo ant krantą, iš apačios paplojo, va, visas suvažiavo į vidų. Reikės kitą metą tvarkyti. Tos pakritusias visas į apačią. Tai va, stovi aeratorius pas mane. Va, burbuliuoja. Žiemą neduodu šalti prūdui. Žuvytės gerai išgyvena visas. Turiu čia starkių prisileidęs. Turiu erškėtų. Upėtakiai irgi yra čia prūdė. Netgi žiobris vienas gyvena. Sėkmingai čia. 30 ungurių yra. Šitą yra karosų, lynų yra didelių. Daugiau čia kaip, dar plačiakakčių buvau įleidęs, 3 ar 4 nepamenu. Lelijas irgi va čia 4 rūšių, gražios, tokius baltas, rožinės, tokius pusiau rožinės, 4 rūšių gyvena. Liptelį va šiemet irgi tokį padarėm, metalinį jau normalų, gerą, čia buvo medinis toks. Sukriušą suguvoja, sulūža. Čia stovi siurblis apačiai, pumpuoja vandenį man palaistymui. Krantinę tokią padarėm pernai čia. Laiptus padarėm. Išlipti, maudytis įlipti. O tokius iš betono, išbetonavom. Dviem akmeniukais tokiais.
Tai va. Turiu va pasidaręs tokį šašlikinę. Kazanai virt tokį pasidaręs. Čia va auginu upėtakius. Čia gylis metras kažkur. Čia va kriokliuks toks yra. Iš prūdo pumpuoju vandenį. Bėgu čia į kanalą. O dabar paleidau, pradėjo bėgti. Nu ir cirkuliuojant aplinkui. Bėgu į prūdą, čia irgi šiemet darėm viską, rekonstravom, čia kanalas buvo. Sutvarkėm, krantinę sutvarkėm gražiai. Prileidau upėtakių. Va, paskui čia vandenuks bėga. Išbėg pro tą vamzdį, bėgi kitą. Čia irgi užtvankelę jį padaryti dar vieną. Čia pas mane gyvena šamas. Nedidelis toks buvo. Nežinau, 40 cm, kiek čia maždaug buvo. Senai aš nesu matęs čia. Tėtis sakė, matė vieną kartą buvo išplaukęs. Paskui čia va, pripyliau akmeniukų tokių, plautų. Sodinau žolę, gaunas toks kaip biofiltras, vandau po biškį čia eina per vamzdį, po apačią, po tais akmeniukais ten, per tos visas šaknis filtruojas po biškį ir eina į prūdą, kai čia pastovi paleistas krioklis, tai čia vandens būna daugiau, čia esu irgi sudėjęs tokį užtvankelį iš akmeniukų. Na, va tokie reikalai pas mane. Mano prūdose. Viską šiemet darėm čia. Viską tvarkėm, krantinės visas. Kitą metą reikės ten žiūrėti, kažką daryti su ta krantinės. Kaimyn sučiuoš su visą savo tvorą į vidų. Taip ta tvora kažkaip linksti tą pusę visą. Tai va, čia va šeriam, yra krytė tokia, ir šitas krytės metam maistą, šeriam pjaustytą žuvim, nu į upėtakių pašars ir specialus, nežinau, ant kiek čia jau yra užaugę, čia jų yra apie 50, man atrodo, tam kanale. Prūdė dar yra 100 su viršų. Šeriam dar yra toks pašariukas. Va. Va toks nestambus. Tai pamesim biškį. Bet jie kažin, dabar rinks čia viską nuo dugno ima. Į viršų nebekyla iš vis. Turiu dar kastingą tinklą, kartais čia pamėtau, pažiūriu kaip žuvytė auga, pagaunu vieną kitą kokią. Pabandysim gal dabar biškį pasvaidyti. Nu žiūrėkim, kažkas čia pavyks, man pabandysiu pasvaidyti. Nu ką, bandysim pasvaidyti. Nelabai aš toks gerstas metiks esu. Vien kart geriau išsiskleid, gal tas tinklas ne kažkoks. Kitą kart neišsiskleid. Pažiūrėsim, kas čia gausis. Vieną kartą eina pagauti, kitą kartą neeina pagauti. Žuvis matyti kažkur sulina. Nieka. Tušti.
neišsiskleidė normaliai. Čia vasarą svaidžiau, tai starkiukų buvau pagavęs. Kaži, kur ta žuvytė dabar įsulindas. Biškį geriau įsiskleidė. Niek, išvis. Gal orelė atšala. Kažkur susikavoja. Vėl negerai užsimetė. Kažko man nelabai sekas. Dabar gilis čia iki viršus apie 2,40, apie 2,50. Suprantu. Neerškėtų niek ne. Visiškai ne vienas žuvytės. Nesuprantu. Atrodo, kad tušs sprūds būtų. Neupėtak niek. Visiškai. Zero. A tas tinklas toks, aišku, iš kiniečių. Nieko gero. Na, niek, visiškai. Vasarą, kad kaip įmesdavau, susipindavai, susiglamžydavai, tai lyzdavo. Da čia pliuskis pas man gyvena. Galingas toks. Na, nieka.
O, tai žalčiukai jau. O, mailė. Priėdė pilni. O, kokie gražuoliukai. Nu va, gyvenčiau. Nerušėsi man čia. O, čia dar pas mane deguonį duoda irgi. Čia į kanalą. Čia į kanalą. Viskas eina ten nuo vieno to aeratoriaus. Dar turiu garaže duobiai vėžiukus lietuviškus plačiažnyplius laikau. Nu, čia stovi pas mane aeratorius va toks va. Palė. Sezoną pumpuoju. Deguonį ir prūdą ir einam parodysim dar į garažą. Čia tėtis valtis. Čia garažė duobiai. Vėžiukai gyvena pas mane. Bet dabar, kai atšala, nebeišam jie išvis. Vakar buvau įlipęs žiūrėjau, visi gyvi 7, kiekvieni čia yra. Tai va, čia buvau dėjęs baseininį plevelį, kai dariau tą duobę. Ta plevelė man prakiūrė ten. Tai va dabar koks lygis panašiai gruntinės vandenos. Toks ir čia lygis kyl leidas. Tai jiem čia tas vanduo toks švarus iš po žemės. Tai normaliai gyvenčia. Būtų gerai, kad jį daugiau užsiveistų. Turiu nupirkęs sodybą tokią, kas jis ten prūdą didelį. Kokį 15 arų. Paskui įmesiu, gal kada pamatysit. Tai va, suleisiu jos ten. Tai čia pas mane negaliu leisti tą savo prūdą, čia pas mane invazinį. O nei kartų neišgyventi, lietuviški vėžiai. Taip, kad tenk čia dobėdavo laikyti mus. Buvau daugiau, leidau dar ten kokius 6 ar 7 į tą kanalą, kur buvau pietiks pagaunu. Tai va, tokie reikalai. Kam patiko, dėkit laiką, prenumeruokit, rašykit komentus, atsakysiu visiems komentarus. Visiems iki, visiems nežvyno, ne uodegos.